Joniškio žemės ūkio mokykloje vyksta jau 4. tarptautinis apdailininkų profesinio meistriškumo konkursas. Jame dalyvauti panoro 8 Latvijos ir Lietuvos mokyklų komandos. Kiekvieną komandą sudarė 3 nariai, 2 tinkuotojai ir 1 dažytojas. 2 komandos nariai tinkavo sienas dekoratyviniu tinku, 1 tinkuotą paviršių dažė. Konkurso organizatoriai sako, kad labiausiai džiugina išliekamoji vertė. Dalyvių darbai puoš mokyklos bendrabučio sienas. Šiandien baigia tinkuoti sienas, o 3 aukšte praeitais metais mes sienas tinkavom, taip pat buvo konkursas, o šiemet nudažys tas sienas. Tai va tokiu būdu ir mokosi meistriškumą ir bendrumo, draugystės ir mokyklai išlieka begaliai didelė nauda. Nebereikia patiems remontuoti. Dalis komandų jaunojo apdailininko konkurse dalyvauja jau ne 1 kartą ir sako, čia suradę daug draugų. Apdailininko konkurse dalyvavo ir kelios merginos iš Latvijos. Visi gerai dirba. Nieko negali pasakyti apie konkurentus. Svarbiausia dirbti. Savo darbą patenkinti. Tai žinoma, kiekvienas savo kūrinį yra patenkintas. Mūsų konkurentai gerai dirba. Mums reikia pasistengti, kad laimėtumėme prizinę vietą. Kokioj tam miesto? Aišku, mes geriau darom, bet konkurentai irgi suger šitą. No. It's fun because it's like Dirbti nesunku, man smagu. Tai juk yra menas. Daugiau sužinai apie spalvas. Atrandi ir savo mėgstamą spalvą. Specialiai komisijai teko įvertinti darbų kokybę, atlikimo laiką, medžiagų panaudojimą. Konkurso jaunasis apdailininkas sienų tinkavimo rungtyje nugalėtojais tapo konkurso šeimininkai – Joniškio žemės ūkio mokyklos komanda. 2. vieta atiteko Liepojos valstybinio technikumo komandai, 3. Kėdainių profesinio rengimo centrui. Geriausiais dažytojais pripažinta Jelgavos amatų vidurinės mokyklos komanda. 2 liko Limbažų profesinės vidurinės mokyklos atstovai, 3 Joniškio žemės ūkio mokyklos mokiniai. Šioms komandoms įteiktos vertingos dovanos statybos įrankiai. Aina Valčiukaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios, Joniškis.